Prašau, Solti, papasakok mums kokių senų istorijų apie jūrą, kol mane pakraus. Galiu papasakoti legendą apie ūkanotą salą. Jei galima, Solti. Norime išgirsti legendą. Taip, ūkanota sala yra nedidelė. Ji nėra toli, bet visada padengta ūkanomis. Niekas neprisimena, kad būtų matęs giedrą ūkanotą salą. Regis, aš mačiau, bet tai buvo labai seniai. Galbūt ūkanos buvo įsisklaidę. Aha, galbūt, Edvardai. Ūkanota sala yra paslaptinga. Kalbama, kad ten gyvena keisti garvežiai. Kalbama, kad jie rieda ir puškuoja labai keistų būdų. Bet niekas niekada nėra jų matęs. Bent jau aš apie tai negirdėjau. Garvežių akys įsiplėtė iš nuostabos. O, taip, ūkanotoje saloje daugybė paslapčių, tai jau tikrai. Ten yra dūmų signalų. Dūmų signalų? Aha. Ūkanotoje saloje dingo garvežys. Jis pūkšėjo ir pokšėjo. Tikėjosi sulaukti pagalbos. 3 kartus pūkštelėjo, bet niekas jo nepamatė. Tada jis vėl pūkštelėjo. Kartą, 2, 3. Ir ūkanoms įsisklaidžius, jis buvo išgelbėtas. Garvežiai nutilo. Jų ašys drebėjo. Jei aš pasiklyščiau, Persi, aš irgi pūkštelėčiau 3 kartus. Kartą sėkmei, kartą sau ir kartą tau. O aš atskubėčiau į pagalbą. Dizelis